O po spaudos konferencijos prisėdome pratęsti pokalbio su Birštono mere Nijole Dirginčiene ir mes. Na ir mes toliau kalbamės su Birštono mere Nijole Dirginčiene po jos spaudos konferencijos. Dar prisėdome merei maloniai sutikus ir merė dar keletas klausimų. Tai vienas būtų, žinoma, jūs kalbėjote apie pasiekimus, bet jeigu taip reikėtų vėl keletą problemų, kurios Birštonui yra aktualios, kurias jūs norite per metus, 2, 3 išspręsti. Apie vieną minėjote, tai pastatai. Pastatai iš tikrųjų yra, suprantu, problema, nors Birštonui, man atrodo, mažesnė negu kitur, bet čia jau jums dabar žodis apie tas problemėlės. Iš tikrųjų, būsiu labai gal tokia nepopuliari, bet pasakysiu, kad pinigų klausimas, finansavimo klausimas irgi aktualus. Nes jeigu tu nori gyvendinti kokį nors projektą, sakykime, idėjų gali būti labai įvairių ir labai gražių, tai reikia turėti finansavimą. O šiandien matom ir žinom, kad apribotos galimybės savivaldybėms yra skolintis. Ir va čia yra problema taip pat labai didelė. Mes galėtumėm, tarkim, mūsų maža, nedidelė savivaldybė, aš nesakau maža, nedidelė, bet mes tikrai ieškome galimybių su kitomis valstybėmis, sakykim, su Lenkais, su Latviais, daryti bendrus projektus. Ir aš galvoju, kad truputėlį turiu baimės, kad mes tikrai gausim, sakykime, galbūt laimėsim tuos projektus, bet dėl lėšų stygiaus, kad neatsidurtumėm blogoje situacijoje. Merė, tai gerai, tai viena iš problemų, bet vakar premjeras per atidarimą, kaip tik ir minėjo, jūs sugebate pritraukti lėšų ir tai darot sėkmingiau negu kai kurios kitos savivaldybės. Tai lyg ir ta baimė neturėtų būti tokia. Ačiū labai. Kokios tai lėšos turėtų jūs pritraukti? Privačios? Įvairios. Tai yra privačios, projektinės, tai yra valstybės investicijų programos lėšos. Tikrai dar šiandien nekalbėjom apie daugiafunkcinį sporto centrą. Kaip tik čia yra klausimų sąraše. Kurį dabar pradėjom statyti ir kuris yra mūsų ateities vizijoje. Aš labai norėčiau. Bet čia dar ne problema, merė, kol kas. Ne problema. Kol kas viskas vyksta ir sėkmingai. Tai mes su to grįšim prie to, bet aš dar norėjau, kad vis dėlto jūs, dėl tų pastatų, tai pavyzdžiui, einant Nemuno pakrantę, matome tą galeriją, ten atrodo senasis paštas buvo, ar kas? Taip. Ir tai yra privatus dabar objektas. Ką galima padaryti su tais savininkais, kurie, faktiškai kaip ir pikžaidės laiko pačiam centre? Žinot, aš jau minėjau, padidinti jiems mokesčius. Jūs galite tą padaryti? Mes tą darome. Jie yra įtraukti į netvarkomų pastatų savininkų, sakykime, tokie sąrašai, jie patvirtinti ir jie moka didesnį nekilnojamo turto mokestį ir žemės mokestį. Ta mes padarėm. Ir tai yra viskas, ką gali daryti savivaldybė. Dar vienas kelias - bendravimas. Nuoširdus, gražus iš mūsų pusės, ar ne? Kviečiam juos, kad pabendraut, pasikalbėti, papasakoti apie savo viziją, apie savo planus, kad juos sugundyti, kaip aš sakau, paskatinti. Čia gal geresnis pirmas žodis. Bet kokie yra jų motyvai, kad vis dėlto metai po metų nesutvarko? Žinoma, gaila, kad savivaldybė daugiau svertų neturi, čia suprantu įstatymo reikalai. Taip. Bet ko jie motyvuoja? Pabrangs žemė? Palauksim, sako, žinot, dabar neturim dar lėšų, laukiam, kol sukaupsim. Nusipirkti buvo už ką, o remontuoti nėra už ką. Ir aš labai tikiuosi, kadangi dalyvauju savivaldybių asociacijos posėdžiuose, tikrai vyksta diskusija dėl sugriežtintų tvarkų, sakykime, gal iki 10 procentų padidinti nekilnojamo turto mokestį tiems, kurie nesitvarko. Tada būtų labai gerai. Nes tada jau pajustų labai esmingai, kaip aš sakau, per kišenę. Nes aš dabar suprantu, vis dėlto tos baudos, jeigu ir yra, jiems simbolinės. Taip, tikrai simbolinės, tikrai nedidelės, taip. Merė, o dabar jau prie to malonaus dalyko daugiafunkcinis sporto kompleksas. Tai gal pasakykite, kas tai bus ir kada bus. Ir ką, ir Birštonas atsiranda, sakykime, ir sporto žemėlapyje Lietuvos tada kažkaip? Taip, labai reikėjo šito objekto, kadangi, kaip matot, sveikatinimo įstaigų mes tikrai turime daug
O sportas nuo sveikatos neatskiriami dalykai, ar ne? Mėgėjų sportas. Mėgėjų, neprofesionalų. Ir todėl labai reikėjo vietos, kur galėtų, sakykime, vykti būti organizuojamos stovyklos. Tam reikalui reikia salės, ar ne? Tai yra krepšinio ir futbolo, kad galėtų žaisti ir tinklinį. Galėtų čia atvažiuoti galėtų, treniruočių tiesiog. Nes visa kita infrastruktūra Birštone yra. Tai yra, žiūrėkit, apsigyventi yra kur, ar ne? Gyvenamo ploto tikrai užtenka. Toliau baseinai, ko reikia, sakykime, ar reabilitacija, ar pirtelis, ar dar kas nors, tą galima gauti kitose vietose, ar ne? Ir viešbučių, ir tų spa centrų tikrai yra ir nemažai. Todėl aš galvoju, kad tikrai objektas buvo labai reikalingas ir jisai jau sienos kyla, jeigu matėt. Na, mačiau kol kas jau duobė. Dabar per kiek laiko viskas priklausys nuo to, kaip gausim finansavimą. Šiais metais mums beveik 600 000 eurų buvo skirta, bet aš labai tikiuosi, kad darbų bus padaryta tikrai už daugiau. Galbūt per 3, gal per 4 metus mums pavyks. Merė, bet man sukėlė nerimą jūsų frazė, kaip gausim finansavimą, kadangi jau mes lietuviai turime fobiją dėl Vilniaus centrinio stadiono, kaip žinote, pradėto prieš 25 metus. Tikrai Birštone neatsitiks taip pat panašiai? Aš labai turiu vilties, kad taip neatsitiks, nes tai būtų labai neprotinga. Netgi pasikeitus valdžioms, aš manau, kad turėtų žiūrėti į objektus, kurie yra pradėti, kurie yra statomi, juos reikia būtinai užbaigti. Nes čia yra nusikaltimas. Jeigu tie objektai yra pradėti statyti ir palikti likimo valiai, tikrai ieškosim ir kitų finansavimo šaltinių, ne tik iš valstybės investicijų programos, bet ir iš kitų, kad galėtumėm užbaigti šitą objektą sėkmingai. Na, mums visada, merė, malonu pasikalbėti, bet žinau, kad laukia ir kiti eilėje. Tai paskutinis klausimas. Birštonas kaip kultūros centras, nes kai galvojame apie plėtros kryptis, tai taip, sveikatingumas, dabar jūs paminėjote sportą, be abejo istorija vis tiek birštonuotis 170 metų, o dabar kaip kultūros centras, tarkime, ar teatrų festivaliai, ar kokie nors kiti festivaliai, beje, dėl sporto aš jau net neabejoju, ir oro balionai, ir sklandymas ir taip toliau, Birštonas jau čia įsitvirtino, o kaip festivalių miestas. Tikrai labai galiu pasidžiaugti ir didžiuojuosi tuom, kad Birštone vyksta per metus daugiau kaip 150 įvairaus lygio renginių, kultūrinių renginių. Mes jau turim tikrai tradicinius renginius, į kuriuos suvažiuoja visa Lietuva ir ne tik Lietuva. Tai yra tarptautinis džiazo festivalis, tai yra folkloro ansamblių įvairūs festivaliai, tai yra įvairūs kapelų šventės, tai yra šokių kolektyvų, tai yra Birštono ruduo, pramoginių šokių konkursas. Na, žodžiu, tikrai yra labai daug renginių, kurie vyksta Birštone. Ir aš labai džiaugiuosi, kad į tuos renginius atvyksta ir kauniečiai, ir iš aplinkinių rajonų. Ir Vilniečiai, nes sako, nu, pas jūs toks lygis. Žinot, toks lygis. O iš kur tas lygis atsiranda? Kada geri atlikėjai, kada geros sąlygos. O sąlygas tikrai turim puikias, nes kultūros centras, pažiūrėkit, koks renovuotas, ar ne, visas gražus. Kurhauzas vėlgi. Erdvės, į kurias nori žmonės atvykti koncertuoti ir tiesiog laiko didžiulę garbę, kai jie yra pakviečiami ir sako, nu, jau dabar konkurencija, kas vyks į Birštoną. Ir kai geri šeimininkai. Jo, tikrai. Tai ačiū, merė, už šį pokalbį, abeje, jūs per šventę randat laiko birštonuotis, ar jums čia darbas? Birštonuotis nerandu laiko, bet, na, pajokavau, randu, kaip matot ir dabar mudu. Ką darom? Birštonuojamės, draugaujame, ar ne? Nes birštonuokis tai reiškia draugauti. Tai va tikrai draugaujame su visais ir kalbame su visais. Gerai, ačiū, merė, tada ir draugaukime toliau. Iki pasimatymo, iki kitų susitikimų ir primenu, kad bendravome su Birštono mere Nijolė Dirginčienė. Kol kas tiek Audrys Antanaitis, Arūnas Rasakevičius, Alkui iš Birštono. Štai toks pokalbis apie Birštoną iš pirmų lūpų. Birštono merė Nijolė Dirginčienė ir Audrys Antanaitis. Likite su Alku ir kas turite galimybę, birštonuokitės.